Įsivaizduok save 2 valandą nakties einantį pagrindinę tavo miesto gatve. Ko šiuo metu labiausiai norėtum? Moksliniai tyrimai parodė, kad vidutinis jaunuolis jaučia poreikį 2 dalykams. Išsiimti pinigų iš bankomato ir suvalgyti kebabą. Nustebintas? Taip, būtent kebabą. Šiek tiek istorijos. Pirma kebabinė Lietuvoje atsirado neseniai 1998 metais. Ką mes matome dabar? Kebabo populiarumas išaugo, o kebabų baronai užėmė užtikrintas pozicijas Lietuvos rinkoje. Kogi čia dėtas Snoras? Pabandykime išsiaiškinti. 2010 m. gegužę įvyko slaptas Snoro direktorių tarybos bei kebabų baronų susirinkimas, per kurį įsižiebė aštrus konfliktas. Kasgi vis dėlto sieja šios Lietuvos rinkos dinozaurus? Atskleiskim jums pasaulinės ekonomikos paslaptį. Bet kokia valiuta ar kapitalas privalo turėti kažkokį pagrindą. Nuo 18 amžiaus šį vaidmenį atliko auksas. Bėgant laikui paaiškėjo, kad auksas ribotas resursas. Pinigų imta spausdinti tiek, kad tik kas 3 $100 kupiūrą įmanoma padengti auksu. Ką daryti, kad pinigai turėtų kažkokį realų pagrindą? Kas yra pats patikimiausias bei neišsenkantis šiuolaikinio pasaulio išteklis? Į šį klausimą atsakė Kalifornijos universiteto mokslininkai. Tai maistas. JAV tai mėsainiai, Italijoje pica, Prancūzijoje prancūziški rageliai, Lietuvoje kebabai. Snoro kapitalo pagrindas nuo 2005 yra vienas populiariausių greito maisto patiekalų – kebabas. Viskas klostėsi gerai, kol 2010 metais kebabų baronai susidūrė su viena problema. Nebeužteko vietos kebabų prekybai. Kebabų baronai surado nepriekaištingą problemos sprendimo būdą – Snoro banko kioskai. Visų pirma, puikiai tinka jų išsidėstymas. Be to, per susirinkimą kebabų baronai pateikė ultimatumą – parama už patalpas. Snoro direktorių taryba atmetė šį pasiūlymą, bijota, kad nukentės banko įvaizdis. Valdyba atsisakė tikėdamasi vyriausybės palaikymu, bet veltui. Rezultatas – Snoro banko žlugimas. Kasgi mūsų laukia ateityje? Iš pradžių jie užėmė banką, paskui jie užims mokyklas, teatrus, muziejus, kavines ir pagaliau tavo namus. Dabar, kai žinai visą tiesą, persiųsk šį videoklipą savo draugams, šeimos nariams ir tiesiog pažįstamiems. Sustabdyk kebabų infekciją.